Punktas naujas, daug visokių valdiklių, pavarų. Svarbiausia, ar jau tada, kai yra toks naujas šilumos punktas, žmonės gali pagaliau sutaupyti? Taip, čia pagrindinis, taip, tai tikrai gali. Su tokiu šilumos punktu galima iki 15% sutaupyti šildymo sąskaitą. Va, čia pirmiausia nuo šitos pusės, tai čia būtų šildymo sistemos dalis, automatinė pavara ir šilumokaitis. Šitoj pusėje matom irgi yra automatinė pavara skirta karštam vandeniui reguliuoti ir jo šilumokaitis. Dar nepaminėjau, tai va čia matom šildymo sistemos siurblį, kuris paduoda srautą. Ir pagrindinis įrenginys tai yra automatinis valdiklis. Čia smegenys? Taip, čia yra šilumos punkto smegenys. Ir dabar jeigu taip ateitume ir per visus cakt išjungiam. Ir tada namas jau neturi šilumos. Geriau taip nedaryti. Karšto vandens. Šitas punktas turi ir lauko daviklį, kuris mato lauko temperatūrą ir irgi reguliuoja tą šildymo tiekimą. Plius dar toks kaip ir sutaupimui, kai yra šilti orai, kai pavasariu pradeda viskas šilti, gamta bunda, visa kita, tai lauko temperatūrinis daviklis nurodo, kad reikia šilumos punktų atsijungti. Jis savo atsijungia, kai lauke nuo plus 12 šilumos punktas atsijungia, taip taupydamas gyventojų ir sąskaitas ir nenaudodami šildymą. Kai temperatūra dažniausiai naktį nukrenta, jis vėl įsijungia ir vėl tiekia šildymą pagal tam tikrą grafiką.